Dubysą parodysiu, o Nemunas tegu lieka man. Kamerą kišu gilin. Nu gerai, o gerai, truputis ir Nemuno. Tai Nemuno kelionę žadėjau nedėt gabaliuko, bet įdėsiu, nes labai įdomi čia viskas gavos mums. Turėjau bėgot vienas pats tokioj smėlėtam krante tokiam, buvau pastatęs palapinę ir jau prieš darant valgyt girdžiu du žmonės šneka. Ir jie pradėjo šnekėt, galvoju, žvejai. Išlendu iš palapinės, žiūriu, parplaukia. Du hebrantai. Mano palapinę pamatė ir baidarė. Prisijungiau prie jų. Su Eimantu ir Justinu praleidom naktį čia tryse po stalais, ten susiklojom, miegojom. Eimantas juda į Taliną dabar, Justas jį palydės iki kažkiek. Sėkmės Eimantui pasiekiant savo tikslą su šitą baidarėlę. Palė žmoda atvažiuoja pasiimti kažkur prie Raudonės pilies už valandos, tai dar reikės 3 km paplaukt.